Dėkui labai. Ir merginos, pirmiausia, čiate parašykite, kaip užtikrintai jaučiatės virtualiame ofise, kiek jame susigaudote, o kiek jums tai tamsus miškas, kad žinotume maždaug kokioj situacijai esame. Ir kitas labai svarbus momentas, eigoje, kai jau kalbėsiu būtent apie virtualų ofisą, prašysiu ir kitų lyderių čiate pasidalinti savo tipsais, patarimais, kad kuo daugiau informacijos perduotume, nes ką aš naudoju, kas man pasiteisina, prie ko aš pripratusi, galbūt kažkam bus nauja, bet gal ir aš nežinau, kas kitoms lyderiams pasiteisina. Tad komentaruose tegul verda toliau diskusijos. Taigi, pasidalinsiu savo ekranu ir mes tada nersime kartu. Tai bus patogiausia paprastai ekranu dalintis, bet pradėsim štai čia. Šiandieną tęsime mūsų mokymus naujiesiems partneriams. Tikiuosi su dideliu entuziazmu. Visų pirma, pakraukim savo smegenis pozityvios energijos. Koks eterinis aliejus pas jūs po ranka? Ką turite, rašykite čiate ir čiumpam panaudojam. Aš ką tik pasitepiau ant dažnai įsitempusios Brando Blue Relief, bet taip pat prie manęs nuolat yra per visas paskaitas Brain Power, susikaupimui, koncentracijai, dėmesiui, atminčiai. Parašykite į čiatą, kas jūsų mylimukai, pagrindiniai, kas jūsų darbo vietoje, jeigu tokią stabilę turite, kas jūsų rankinukė, kai einate susitikti su žmonėmis, ar dar stresovai ir valor etapas, ar jau abundance etapas. Ir mūsų užduotis pradėti prieš neriant į naują temą, įsivertinti, o kaip man praėjo ankstesnė savaitė. Visi tikiuosi planuojate, strateguojate, dėliojate savo užduotis, ką savo išsikeliate tikslus. Pas mane ant stalo mano užrašinė, kurioje taip pat rašausi planus, tikslus, vizijas, idėjas, savo visas smegenų šturmus iškratau. Tai dabar duokite savo balą, vertinant savo pačių užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą, savo lūkesčių, savo vilčių, savo ketinimų įgyvendinimą per ankstesnę savaitę, nuo praeito susitikimo iki šio. Kokia pas jūsų situacija ir kaip jums sekėsi? Taip, ir kaip man dabar šitą brūkšniuką nuimti kažkieno padėtą? Jeigu kas nors žinai, kaip sustabdyk prezentaciją ir naujai įjung. Aha, reikia nuimti visą pasidalinimą. Merginos atsargiau tada, kad nereikėtų mums daug kartų šito gaišti laiko. Niekas nežinom, kaip tie brūkšniukai pasidaro ir niekas nežinom, kaip juos nuimti. Jo, kai pasidaro, žinom iš kairės, va čia, jeigu matot žalias toksai ekrane, kažkas paspaudžia ir juo piešia. Bet juos galima jo užrakinti, bet dabar greit nepadarysiu. Tai mūsų veikloje labai svarbu asmeninė atsakomybė, asmeninė iniciatyva, savilyderystė, kaip man atrodo, Inga, esi pasakiusi tokį žodį, aš pati savo gyvenimo kūrėja. Vadinasi, ateinančiai savaitai patys brainstorminkit ir ką iki mėnesio galo padarysite, kad naujus žmonės užregistruoti, akcijas maksimaliai išnaudoti ir kaip toliau strategiškai vystysite savo verslą ir į gilesnės žiemos mėnesius. Mes patys užsibrėžiam tikslus, patys savo nusistatom kartelę, kurioje vietoje išsikeliam ir paskui tik patys save ir vertinam. Be spaudimo iš šalies, bet su pozityviais lūkesčiais savo, kad kiekvieną dieną galiu būti kažkuo geresnį, išmokti kažko naujo, padaryti kažką dar geriau. Jeigu pranokom save vakarykštę, tai jau yra pergalė. Ir tikiuosi prisižiūrite save per įvairias prizmes. Lengva pamesti vien tik verslas, registracijos, tas jau tada taps vaikymasis, o ne visko turėjimas savyje. O mes labai spinduliuojame tą būseną, tą energiją, kurią turime viduje. Jeigu nebusim pasirūpinę savimi, jeigu busim iškritę su
infekcija, tai mes nieko likusias mėnesio dienas nenuveiksim, ar ne? Gulėsim lovoj ir ilsėsimės. Tai kaip sekasi rūpintis dabar savimi per visas jums svarbiausias gyvenimo sferas, sveikatos temas jums aktualias, emocijas, toksai sveikatos balanso ratas, kuriame ankstesniuose susitikimuose turbūt jau apžvelgėte savo būseną, tai būtų įdomu čiate parašyti, kas turite padarę gražų progresą. Pasidžiaukit savo rezultatais ir visiems kitiems užkurkit įkvėpimo siekti tų rezultatų. Nes mūsų tikslas, kad tas ratas riedėtų sklandžiai, neduobėtai. Ir taip, atsidarau čiatą jūsų pamatyti, kaip jums sekasi. Miegas kenčia. Vilma, aš vakar irgi skaidrės dariausi iki gėda pasakyti, iki kada, o visai neseniai rašiau referatą apie miego deprivacijos, miego trūkumo pasekmes, irgi iki aušros. Tai tuo ir užbaigiau, sakau, ir empirinį patyrimą greta turiu savo šito viso tyrimo. Bet miegas ir stresas yra du pagrindiniai dalykai. Čia praleisk, visą kitą subirės iš paskos arba nepajėgsim atsistatyti. Tad miegas ir emocijos yra turbūt svarbiausios ir jeigu čia kas nupaišė apie save galvojo šitą paveikslėlyje, tai mums reikia susiimti. Ir dabar prisiminkime dar kartelį greitosiomis, mūsų tikslas yra Senior Star šito kurso, bet tai negalutinis tikslas, ar ne? Apetitas auga bevalgant, visada yra vietos desertui ir visada yra vietos tolimesniam augimui. Tai ką reiškia Senior Star reikalavimai? Kriterijai labai paprasti. Jūsų užsakymas 100 ar daugiau PV, jūsų organizacijos apyvarta 2000, jau OGV tai yra organizacijos apyvarta, įskaitant jūsų pačių užsakymą. Tad ar toli esate, ar artėjate link šito tikslo, bet kuriuo atveju sveikinu, jūs esate kelyje ir jūs judate į priekį, jeigu esate čia ir mokotės. Ir ką mums dar reikia žinoti apie šitą kvalifikaciją. Jeigu pagalvosime, kad kiekvienas žmogus užsisakys 100 PV užsakymą, tai jums tai reikia 20 žmonių organizacijoje. Jeigu jūs kiekvieną žmogų neparduosite produktą, o padėsite susikurti paskyrą, rasti akcijas, prijungsite prie bendruomenės, prijungsite prie visų informacinių resursų, padėsite jam rasti jam išties naudingus produktus ir sprendimus, jums nereikės užregistruoti 20 žmonių, nes jūsų užregistruoti galbūt 10 žmonių turės tokius rezultatus, kad jie nenustos apie tai girtis visiems ir galbūt visi užregistruos dar bent po vieną. Optimistiniai tie paišomi piramidė, kad kiekvienas užregistruoja 5-6, yra labai gražus paveikslėlis, bet jeigu taip realistiškai pagalvokit, jeigu jūs per 4 mėnesius sugebate rasti 20 žmonių, tai jie tikrai gali vieną padaryti. Ir tai jau pasidalintas darbas, o jeigu dar efektyviau užkrėsti idėją, keisti gyvenimus į gerą, galbūt jums reikės 6 žmonių, o visi kiti ateis iš paskos. Galbūt jums reikės 3 žmonių ir visi kiti ateis iš paskos. Priklauso nuo to, kaip kokybiškai atliksite darbą ir kokius žmonės pasirinksite kviesti. Kartais norisi, kai mes rūšiuojame tą savo kontaktų sąrašą, tie žmonės, kam aš autoritetas ar ne, tie žmonės, kam mes esam lygus, tie žmonės, kas yra mano autoritetai. Bet jeigu jūs orientuositės į tos žmonės, kurios baisiausia kviesti, bet tuos, kurie turi didžiausią statusą, reputaciją, įtaką aplinkai ir bendruomeniai. Ir galvosite ne apie tai, kad jūs neverti juos pakviesti ir turėti savo komandoje, o apie tai, kuo jūs galite jiems pasitarnauti pasidalinimu. Galbūt vienas žmogus atsives paskui save 20 žmonių. Tad niekada nežinai, kiekvienas naujas komandos narys yra kaip loterijos bilietėlis. Prašokau. Taip, ir ko mes galime tikėtis? Mūsų tikslas šiame kurse, tik tais mūsų pradžiai Senior Star apytikslės, čia labai vidutiniškos prognozės, kad galime per mėnesį tikėtis 500 atlygio. Ir terminas iki pasiekimo čia yra vidurkiai.
Mes visi einame savo keliu. Neperspauskit savęs, darykite tai, ką galite, kam jaučiate įkvėpimą, vedimą, koks dabar jūsų gyvenimo sezonas, bet šitie skaičiai mane įkvėpia, žinojimas, kas yra įmanoma. Ir kiekviena kvalifikacija atneša ir didesnį savirealizacijos bei prasmės pojūtį, ne tik finansus, nes finansai yra atlygis už duotą vertę, pakeistus gyvenimus, pakeistas ne tik to žmogaus, kurį pakvietė, bet visos jo šeimos ir galbūt sekančios kartos gyvenimo kokybę, sveikatą, emocinę savijautą, o iš to ir santykiai, o iš to ir profesinė savirealizacija eina. Sveikata yra visa ko pamatas. Ir turėkite omeny, jūs dabar siekiate savo kvalifikacijų, ar ne, kiekviena nauja kvalifikacija greta įprastinių startinio rinkinio bonusų, greito starto bonusų ir Unilevel komisinių atneša kvalifikacijos pasiekimo premiją. Tai pasiekus Senior Star su 2000 apyvarta jums pirmą kartą pasiekus iš karto ateis su komisiniais $100 bonusas. Nesvarbu, ar sekantį mėnesį išlaikysite tą kvalifikaciją, ar bus visaip, sezonai ar ne, yra akcijos, yra, nėra, visai būna, bet nesvarbu iš karto sekantis mėnuo ar kiek vėlesnis mėnuo, kompanijos dosnumas toks, kad mums palengvino sąlygas ir bet kuriuo atveju antrą kartą pasiekus Senior Star įkrenta dar $100 premija, trečią kartą pasieksite Senior Star, dar kartą pareina $100. Premijos nesisumuoja, jeigu jūs per vieną mėnesį pasieksite trečią kartą Senior Star ir Executive iš karto. Bet jeigu Executive kažkada neišsilaikys, bus kažkoks toks sausas mėnuo ir jūs grįšite, pavyzdžiui, į Senior Star ir galbūt, pasiimsite šitą premiją. Tai yra, mes po 3 kartus gauname kiekvieną premiją, kiekvienoje kvalifikacijoje. Ir turint omeny, kad prie Silver pajamos ir šiaip dėl dar kitų prisidedančių bonusų bent 350 eurų tiesiog šoka aukštyn dėl 1 PV iki Silver, 1 PV už Silver mažiausiai į pliusą išeina 350, o šalia prisideda, žiūrėkit, dar $200 bonusas. Tai yra, sidabro kvalifikacija yra tas momentas, kada galima pilnai pašvęsti visą savo dėmesį, laiką, meilę ir energiją Young sklaidai. Ir priminsiu, pažadėtas jums kalėdinės dovanas aktyviausiams, stropiausiams šito visų mokymų dalyviams. Tai yra, turime sudėjau į vieną skaidrę, 1, 2, 3, turime 3 nuostabius difuzorius. Kuris jūsų mylimiausias? Aš turiu baltą žibintą, labai mėgstu. Labai jisai rafinuotas, gražus. Aš visada galvoju, kokios stiliaus interjere, kuris difuzorius tinka. Tai man atrodo, žibinto tiek juodas, tiek baltas tikrai tinka provansiško stiliaus, tokiam baltam interjere. Dėl juodo dar nesugalvojau idėjų. Pelėdžiuką turi mano vaikas, bet aš vis laukiu, kada jisai nuspręs, kad jis jau paauglys ir jam reikia paprasto difuzoriaus, jau nebetinka pelėdžiukas, nes tada aš jį pasiimsiu savo. Ir jo čiulbėjimas tada puoš mano kambarį. Na, o jūsų nuomonė, kokiame interjere geriausiai žiūrėtųsi makarons difuzorius? Toliau mūsų šiandienos tema, į kurią neriame, yra tapk savo verslo šeimininku virtualiame ofise. Tai grįžtu prie savo klausimo, kaip užtikrintai jaučiatės virtualiame ofise ir kaip mokate jį parodyti, pravesti ekskursiją kitiems žmonėms. Aš turiu labai apgalvojusi savo sistemą, kaip palydžiu žmonės per registraciją, kurie yra svarbiausi top 3 dalykai, ką parodyti, kad žmonės įsidėmėtų, kur kažkas padėta. Tai labai kviečiu ir jūs apgalvoti, ką svarbiausia parodyti, nes ekskursija gali būti ir labai ilga, ir labai detali, ir labai nuobodi, kai žmonės užsiėmė, arba mūsų labai greitai atjungia nuo to virtualaus ofiso, prisimenam ir šitai, tarsi numatyta prisijungus ten netiek daug laiko sugaišti. Norėjau pabrėžti, kodėl svarbu mums pačiom pažinoti. Tik tais pažinodamas savo verslo teritoriją, užtikrintai orientuojantis, žinant visas galimybės resursus, galėsi parodyti profesionalumą ir lyderystę,
pravedant kitą žmogų. Nes jeigu pati grybausi, gaudysies, nerasi, nežinosi, kur kokia informacija, negalėsi ją pasinaudoti, tai ir kito neišmokinsi. Tad visų, kas kūrėte savo verslą, atsakomybė yra savo valdymo centrą tikrai pažinoti. Ir geriausias būdas išmokti yra taip, kaip mano sūnelis išmoko ir Zoom, ir Teams, kai reikėjo prieš mokyklinį nuotolių mokytis, mygtukų spaudinėjimo būdu. Vienintelis mygtukas, kuris kažką tai daro, kažką keičia, tai yra paleisti užsakymą arba pirkti. Visi kiti mygtukai, jūs ten įeinat, pasižiūrit, išeinat. Jeigu pasiklydot, kur esat, išeinat, vėl įeinat, vėl tęsat savo ekskursiją. Tiesiog išspaudinėkite visus mygtukus, kad susikataloguotumėt mintyse visus resursus, kurie tenais jums paruošti. Ir dabar norėčiau pradėti ekskursiją. Šitos naujais nariais nedarau, bet jums kaip jau dirbantiems tikrai reikia žinoti, kur pasižiūrėti savo toks greitas, trumpas prognozių pasižiūrėjimas. Žiūrėkit, kai mes prisijungiame, mes visada atsidurėme prietaisų juostos ataskaitos skiltyje. Arba čia galite matyti, jūs mano pelę turbūt matot, kur judinu, ar ne, būnat ataskaitoje. Tai pereikite į narystės lygio reikalavimus ir dabar aš noriu kartu su jumis nueiti. Taip, jūs turėtumėt vis dar matyti. Eikim kartu į narystės lygio reikalavimus. Ir čia yra greitas būdas pasižiūrėti, susiorientuoti, kur aš esu. Mano tikslas Gold išlaikyti, užtvirtinti šį mėnesį. Ir aš jau matau, žiūrėkit, aš bet kur paspaudžiau ant šito stulpelio ir mano apatinis trikampiukas persikėlė į šitą stulpelį. Ir dabar visa žemiau esanti informacija man rodys, kaip man sekasi ar ko trūksta, kad būtų įgyvendinti šitie kriterijai. Tai yra, matom, kad jums siekiant Senior Star asmeninė apyvarta 100 PV ir su jūsų užsakymu organizacijos narių taškų kiekis turi būti 2000. Tai jeigu mes čia padėtume pažymėjimą į Senior Star, einam žemyn ir tada jums paaiškintų jūsų komisinius, kad nuo pirmo lygio visų užsakymų jūs gausit 8% komisinių, nuo antro lygio 5%, nuo trečio ir ketvirto lygio gausite 4% komisiniais. Žiūrim, ar yra 100 PV asmeninio užsakymo apimtis, žiūrime jūsų organizacijos apimtį, jeigu jinai nepakankama, čia rodys, žiūrėkit, aš dabar peršoksiu į Gold savo kvalifikaciją ir man tada iš karto, ten, kur yra nepakankamai, rodo, kiek yra apyvartos, o kiek yra dar suplanuota. Ir ar stulpelis pilnai užsipildys. O jeigu stulpelis būtų, tarkim, į platiną, tada aš matau, kad, bendros organizacijos apimties štai tiek jau yra padaryta užsakymų, štai tiek dar suplanuotų laukia ir štai tiek dar reikia man padirbėti siekiant platinos kvalifikacijos. Kai atsiranda nuo executive, mums jau reikia 2 šakų ir mums rodo 2 didžiausias mūsų šakas ir kokia juose yra atlikta ir suplanuota apyvarta. Ir galite pasižiūrėti, galbūt trūksta, bet jeigu kartais mėnesio pradžioje didžiausios atrodo ne jūsų pagrindinės šakos, tiesiog pirmiau pasidarė kelis užsakymus, tai tiesiog paspaudus rodyti daugiau, jums išsiskleis 10 jūsų šakų didžiausių ir galėsite susižiūrėti, kur šį mėnesį trūksta, kur įdėti daugiau pastangų, pas ką nuvažiuoti į svečius. Lygiai tą patį kitų savo partnerių tokią apžvalgą, kokia jų prognozė, ko jiems trūksta, ties kuriom šakom padirbėti su jais, su jų šakomis, su jūsų partneriais, galite nueiti į mano organizaciją. Tiesiog dėl asmeninių duomenų privatumo šitos skilties neatidarinėsiu, bet mano organizacija atsidarė, paspaudę ant kiekvieno nario vardo. Galite taip pat atsidaryti narystės lygio reikalavimus ir lygiai tą pačią informaciją, kaip čia savo matyti apie kitus žmonės. Tai pasižiūri savo partnerę, tarkim, tau reikia sieki executive, viena tavo šaka, galbūt žinai, kad artėja link Senior Star, o pasidari jo apžvalgą ir žiūri, kiek jam trūksta, kiek pas jį suplanuota iki 2000 ir gali dėlioti savo planus. Taip, grįžkime dabar čionais ir eisime į sekantį žingsnelį. Tai jeigu jūs sugebėtumėt susistumdyti per pusę ekrano
šitą skaidrių prezentaciją per pusę ekrano savo virtualų ofisą, galėtumėte iš karto jau žiūrėti savo prognozes ir poreikius, kiek dar trūksta iki sekančios kvalifikacijos, žinant, kad nuo Senior Star jau priklausys $100 bonusas. Ir galite pasižiūrėti mėnesio ne pirmas dienas, bet pradžioje, tarkim, praėjo savaitėlė pirmoji ir jau pasižiūrit, kai jau žmonės susidėliojo dalis krepšelius, galite pasižiūrėti ir likus, savaitėlėje, likus 4 dienoms iki mėnesio pabaigos, žiūrim, kur dar padirbėjus galima datemti iki naujų kvalifikacijų tokiu būdu. Tai rekomenduoju bent porą kartų per mėnesį žvilgtelti ne tik savo, bet ir savo partnerių arba naujai pradėjusių augti žmonių narystės reikalavimus. Tuomet, jeigu visą mėnesį registruodami žmonės visada į abu laukelius, tiek rekomendavusio asmens, tiek rėmėjo, įrašysite savo asmeninį ID numerį, mėnesio gale jūs galite pasižiūrėti, kur jums ko trūksta, kur jums ko reikia, nueiti į mano organizaciją pranešimų centras. Ir čia matysite tokį laukelį 30 dienų naujų narių strateginis padėjimas organizacijoje. Ir būtent per šitą formą užpildant, jūs galite savo žmonės išdėlioti savo genealoginėme organizacijos medyje ten, kur reikia, kai norite padėti augti savo partneriams. Tai tiesiog pradžiai čia apsižiūrėkite, pasispaudinėkite, kad ateičiai žinotumėte apie tokią galimybę. Nebebūtina skambinti į ofisą, norint pakeisti rėmėjo numerį, galima tiesiog tai padaryti čionais. Ir turite 30 dienų. Greičiau tai įvyks, jeigu padarysite per pirmą savaitę, bet vis tik tais turėti galimybę išrikiuoti savo visus naujus narius mėnesio pabaigoje strategiškai, nesijaudinant, kad aš čia galvojau, čia padėjau, o dabar matau tokią situaciją, gaila, kad ten šachmato ėjimas buvo klaidingas, nes dar nežinojau, kokia bus padėtis mėnesio gale. Čia yra tokia nebloga strategija, kurią yra kas naudoja, yra kas ne, bet žinokite, jog yra tokia galimybė. Ar kažkas to naudojatės? Parašykite čatuose, kaip jums pasiteisina. Toliau norėjau prieš nerint prie finansų tiesiog porą citatų pasidalinti, kad pinigai mėgsta būti skaičiuojami. Kai jų nesekam, jie slepiasi nuo mūsų. Jie kažkur išbyra, išbėga kaip vanduo pro pirštus ir tai, kaip mes elgiamės su pinigais, labai atitinka tai, kaip elgiamės apskritai su visom vertybėm gyvenime ir pačiu savo gyvenimu, savo laiku. Tad labai svarbu įdėmiai sekti, kur, už ką aš gaunu komisinius. Aš esu nustebusi, kiek daug žmonių dirba jau seniai ir gauna neblogas pajamas, bet visiškai nepažįsta kompensacinio plano ir nesugeba išsinagrinėti savo komisinių čekio ir suprasti, už kokius veiksmus jie gavo atlygį. Bet kaip tada žinosi, kokius veiksmus kartoti? Taip atrodo, registruoti naujus žmonės, palaikyti apyvartą, bet yra daugiau niuansų. Ir jeigu jums atrodo, kad jūs jau išsinagrinėjote kompensacinį planą, arba po to, kai šito kurso metu esu tikra, kad nagrinėsite kompensacinį planą, geriausias būdas pasitikrinti egzaminą savo pačiai ir atsidaryti mano paskyrą, nueiti į mano komisinį, paspausti ant paskutinio komisinio čekio numerio ir jums atsidarys jo išklotinė. Štai kaip jinai atrodo. Ir čionais aš tiesiog neįdėjau savo sumų visų pagal ofiso mūsų sutarties taisyklės, bet esmė tame, kad visi čia arba matot sumas, arba galite išsiskleisti ir pamatyti sumas. Greitos pradžios premiją matysit nuo 1 ir 2 lygio, Unilevel pakopinės premijas matysit nuo 1 iki 5 lygio savo organizacijos, kartos vadovo premija taip pat išsiskleidus matysis visi executive ir aukštesni jūsų komandos nariai, už kuriuos gavote vadovo premiją. Taip, komisinių pakeitimai, neišsigaskite, kartais matosi raudona suma kažkiek išminusuota iš jūsų komisinių čekio. Tiesiog būna, kad įvyksta kokiu nors grąžinimu organizacijoje ir tada keičiasi jūsų komisinių suma ir tai yra išbalansuojama, išlyginama kitą mėnesį. Tad labai rekomenduoju atsidaryti savo komisinių čekio išklotinę
ir pasižiūrėti, jūsų užduotis yra pasitikrinti, ar žinai, už ką gavai komisinius, ką būtent padarai, kad juos uždirbtum. Jeigu matysit kažkokius skaičius ir sakysit, nu žinok, aš nežinau, už ką man šitas įkrito, tai su savo sponsorė tai aptarkite, arba rašykite į Telegram'e užvestą mūsų 3 temos čatuką, klauskite ir nagrinėkime visi kartu, padėkim vieni kitiems, nes geriausias būdas išmokti yra išmokyti kitą. Todėl drąsiai padėkite ir vieni kitiems susiorientuoti komisinių čekio išklotinėje. Nes jeigu žinosit, už ką gaunate pinigus, žinosite, ką toliau daryti. Aš labai didelių klaidų padariau, statydama savo organizaciją, pasiekiau sidabrą su 20 000 apyvartos, nes laiku nepradėjau kalbėti apie verslo galimybę, auginti partnerių ir turėjau vieną šaką jau seniai tinkamą, o kitą šaką pradėjau auginti nuo 0, tiktais gerokai vėliau. Ir sekantis patarimas yra, tiesiog tikiuosi, daugelio jūsų yra lietuvių kalba ofisas, bet išduosiu asmeninę paslaptį, jisai žymiai patogesnis anglų kalba, buteliukai vis tiek pavadinti angliškai. Lentelės, kadangi žodžiai antraščių trumpesni angliški, lentelės geriau į langą telpa. Aš esu nusistačiusi, kad mano paskyra anglų kalba ir jinai visada yra pas mane angliškai ir man žymiai aiškiau viskas matosi, kai aš suprantu angliškai, bet suprantu, kad tai ne visiems yra įmanoma, tad jūs galite visą paskyrą nustatymuose turėti lietuvių kalbą, bet pagal poreikį, kai aš palydžiu žmonės per registraciją, aš persijungiu į tokią kalbą, tą šalį, kurioje bus tie žmonės, kad matyčiau tiksliai tai, ką jie mato, jeigu palydžiu per nuotolį. Ir apskritai mano labai stiprus patarimas yra nepalikti žmonių, nu tu ten pasižiūrėk svetainiai, kas tau patinka ir kai pirksi ten, įvesk mano ID numerį. Žmonės, žinokit, pasimeta, pagrybauja, susinervina, kad čia kažkaip painu, sudėtinga, čia daug. Yra žmonių, kurie labai įpratę pirkti internetu, kurie turi patirties su tinklinėm rinkodarom, jie susiorientuos. Bet visi kiti, o tai bus 98% žmonių, tikriausiai pasimes, o pasimetę žmonės nedaro nieko. Ir jie, aš tiesiog, kai sukuriu socialinę nuorodą, dabar galima matyti, kiek žmonių per ją įėjo į krepšelį, apsižiūrėjo, kiek žmonių pradėjo pildyti ir kiek žmonių realiai padarė užsakymą. Prie socialinės nuorodos toj parodysiu, kur tai yra. Ir tiesiog matosi, kad nepalydėti žmonės užsakymo nepadaro. Mano rekomendacija yra arba sėdam kartu, arba susijungiam video skambučiu. Dažniausiai aš, kadangi esu labai nemobili, susijungiu video skambučiu, pasinaudojam galimybę pasidalinti ekranu, arba aš pas save įsijungiu, prašau žmogaus, sakyk, ką tu dabar, tiesiog pradėk skaityti puslapį, aš susiorientuosiu, kur tu esi, jeigu nugrybavai. Ir labai svarbu įsijungti kalbą, tai tą pačią. Ir tai turėkit omeny, kad ofise kartais vieniems rodo vienaip, kitiems rodo kitaip. Kas esate matę mistinę pievenotą sklaidą? Parašykit čatą, man labai įdomu, ar aš viena juokiuosi iš to žodžio. Žmonėms, kurie ką tik užsiregistravo ir pirmą kartą daro lojalumo užsakymą, vietoje pridėti prekę rašo pievenotas. Esate, nerealiai juokingas žodis. Čia, kaip suprantu, liktai su Sauliu aiškinamės, kad yra latviškai. Taip, čia yra latvių žodis, pievenotas. Taip, nu, tokį pamačius, belieka ofisui nusiųsti žinutę paldėts. Tai reiškia ačiū. už juokelį, už humorą, už pokštą. Ir ofisas jo nemato, aš esu ne kartą pranešusi, jie nemato, nes tai mato tik nauji žmonės. Kažkodėl pirmą kartą darė užsakymą. Taip, iš tiesų pritariu Živilei, kad mes turime daugiau mokymų dabar ir tikiuosi, kad jūs nepadarysite tokių brangiai kainavusių. Labai daug komisinių kainavo man ta klaida, kad aš su 20 000 vis dar nebuvau silver ir praradau labai didelį komisinių kiekį. Dabar žiūrėkit, mums svarbu žinoti visas galimybės. Mes, kai įeiname į virtualų ofisą, dabar anksčiau buvo mažai akcijų, todėl visada tilpo visų akcijų paveiksliukai. Dabar akcijų kai kuriais mėnesiais turim tiek daug, kad net kartais mėnesio PV akcija nebetelpa tarp tų paveikslėlių. Tai tiesiog reikia žinoti, o kur yra visos akcijos.
Tai žiūrėkit lietuviškai ofisą, jeigu atsidarysit apie mus meniu, būdami prisijungę, nueisite į akcijos ir bus lapas su visom akcijom. Tai tiesiog naudokitės tuo, atskirai yra mūsų aroma susitikimų akcija atskirame meniu punkte. Ir taip pat dėl lojalumo programos. Aš visada papasakoju, kas yra vienkartinis užsakymas, kas yra lojalumo programa, kai mes tiesiog prieinam tą etapą ir reikia rinktis, kur eiti. Sakau, va čia yra tas, štai kokie privalumai, galimybės ir kam yra naudingas vienas ir kitas variantas ir kur dabar tave vesti. Bet žinot, tai, ką papasakojai, tą posakį, kad geriau vieną kartą pamatyti, negu 1000 kartų išgirsti, turbūt girdėjote, ir po registracijos jau atsisveikinus, vis tiek įmeskit nuorodą žmogui į lojalumo programos detalų aprašymą, kad vizualiai matytų visas dovanas, kurias gaus, kurį mėnesį pasižiūrėtų. Tiesiog ir nusiųs. Pasižiūrėk čia, kurį mėnesį, kurias dovanas gausi. Nu, dovanas visi mielai nueis pasižiūrės, ar ne? Gal detalių, jeigu sakys, pasiskaityk visą detalę informaciją, visas sąlygas lojalumo programą, žmonės patingės. Bet jeigu sakysi, nueik pasižiūrėk, kurias dovanas gausi, tai galbūt didesnė tikimybė, kad jie detaliai viską peržiūrės, kaip tas dovanas gauti. Tai mano rekomendacija yra po naujo žmogaus registracijos nusiųsti tarp kitų vertingų resursų, kurios tikriausiai suteikėte, nuorodą į lojalumo programos aprašymą. Toliau, kaip išvengti labai nesmagių netikėtumų. Tikriausiai daug kas esat susidūrę, pasidalinkit komentaruose savo liūdnom patirtim, kai susidėjote krepšelį, po kelių dienų, po poros savaičių jisai automatiškai pasileidžia, o ten išparduotas kažkuris produktas. Užsakymas iškeliauja ne tik be to produkto, bet ir tos dovanėlės pagal mėnesio PV akciją, kurią turėjote gauti pagal užsakymo sumą. Gal jeigu man jau gaunant komisinius įvyktų tokia nelaimė, kaip užsakymo sumažėjimas mažiau nei 100 PV, man tai būtų kelių tūkstančių nuostolis, nes kitą mėnesį aš nebegaučiau savo komisinių. Nes didžiai daliai komisinių mano užsakymas turi būti 100 PV. Ir yra labai paprastas būdas, kaip su tuo niekada nesusidurti. Per 10 metų visus savo užsakymus aš pasileidau rankiniu būdu, bet jeigu kartais nukrisčiau nuo gaublio ir manęs kelias savaitės nebūtų ir mano užsakymas vis tik pasileistų savarankiškai, tai reikia nueiti į lojalumo programą PV pagalbininkas, nusistatyti minimalią norimą surinkti PV sumą ir tada prisidėti prekių, kurias bet kuriuo atveju visada naudojate ir niekada ne pro šalį papildomą gauti, kad jums įdėtų tas prekes, jeigu užsakymo suma bus mažesnė nei nustatyta. Kas turite PV pagalbininkus? Kas jos turit, pasirodykit, pakelkit rankas. Visi nusistatė, visos lyderės mūsų. Daiva turi, Ina purto galvą, dar nepasidarėt? Aha, gerai, visi pasidarykit būtinai, nes tai apsaugos jūsų komisinių čekį. Ir kitas momentas, tiesiog, kad tų dovanėlių neprarasti, vis tiek mes šitos produktus, mes čia ne vien dėl komisinių čekio, mes čia pirmiausia dėl produktų. Ir kiekvienos tos dovanėlės, jeigu jau jos nusipelnė, mes labai norim. Tai kad nebūtų taip, kad kažkokio produkto pritrūko ir vietoje planuoto produkto gaunu savo PV asistento įdėtą produktą ir nebegaunu gal kažkokios tai dovanėlės, jeigu tiksliai sumos neatitiks. Tiesiog kiekvieną mėnesį dar neatėjus nustatytai, žiūrėk, pas mane nustatyta yra vėlesnė mėnesio diena, bet niekada jos nelaukiu. Labai dažniausiai mėnesio pradžioje ateinu, susidedu krepšelį galutinai jau, patikslinu, ar viskas yra, išsaugau, grįžtu čia į mano mėnesinį užsakymą ir paspaudžiu mygtuką atlikti užsakymą šiandien. Ir paspaudau šį mygtuką, jau nebelauks tos dienos, o iš karto užsakymą paleidžiu čia ir dabar. Ir yra iš karto išrašoma sąskaita, iš karto užfiksuojama ir per 24 valandas kompanija įsipareigoja išsiųsti jums siuntinį.
Ir tai yra galimybė apsaugoti savo dovanėlės. Toliau, jeigu nueitumėte į lojalumo programos taškai, čia galite pamatyti, kad dalis taškų pas jūs, čia pasižiūrėsit ir likutį savo, ir kokį procentą šiuo metu gaunate, ir kiek yra atlikta mėnesinių užsakymų, kad žinotumėte, ar jau artėjate prie 25 procentų, nes jos gaunam nuo 25 užsakymo. Lengva įsiminti, ar ne? 25 užsakymas atneš 25 procentus lojalumo taškais. Ir va šitą vietą žmonės pamato raudoną, pamato datą ir niekas į metus nežiūri. Visi mato, kad mano taškai baigėsi galioti ir tikrai sulauksite, anksčiau ar vėliau tikrai sulauksite panikuojančių klausimų, kodėl mano taškai jau kitą mėnesį dingsta. Tai tiesiog pasakykit žmonėm, pažiūrėk į galiojimo pabaigos metus. Aš ne kartą atsakinėjau į šitą klausimą. Ir tiesiog būkit pasiruošę atsakyti į šitą klausimą ir nuraminti žmonės, o dabar spauskime, kas kartu keliaujate per ekskursiją, lojalumo taškų istoriją. Tai yra pati smagiausia dalis. Atsidarykite savo lojalumo taškų istoriją ir jūsų užduotis bus, lengviau bus skaičiuoti išleistus taškus, minusų visur, nes didesnėm sumom. Ir susiskaičiuokite visus išnaudotus lojalumo taškus ir paskiau Kundzėja Start 3 pamokėlį, kurią aš užvedžiau, būtinai pasigirkite, kiek mėnesių esate Young Living'e ir kiek taškų iškeitėte į produktus. Ir paskiau jūsų užduotis ir social media pasidalinti, kiek gavote nemokamų produktų vien dėl to, kad esate lojalios vienai kompanijai. Ir kokie yra, pamastykite savo įrašę, kokie yra privalumai būti lojalia vienai kompanijai. Asmeniškai man didelis privalumas yra laiko taupimas, nes jeigu čia nelieka kokio nors produkto kaip šampūno ir reikia ieškoti kito, tenka skaityti iš naujo etiketes, ne vieną etiketę, ne vieną ingredientą. Tai reikalauja labai daug laiko. Ir tam reikia nusipirkti ir parsinešti namo, kad visas etiketės suvesti visus ingredientus į Google ir išsiaiškinti, ar čia saugus produktas naudoti. Tai sugaišta laiko, išmesta nemažai šampūnų nurašyta, bet kai esi lojali vienai kompanijai, kur jau žinai, kad gauni aukščiausios kokybės produktus, galva rami. Ir vieną kitą patikrinai ir daugiau tam gali nebegaišti laiko. Tai tiesiog kviečiu pasidalinti lojalumo privalumais ir gautomis dovanomis. Ne tik, kas atkeliavo šį mėnesį, bet ir už kokią sumą. Aš suskaičiavau savo ir savo vyro paskyros per 10 metų. Už taškus pasiimtų produktų man gavosi 5 su trupučiu tūkstančio lojalumo taškų. Ir kiek įdėmiai esate išnagrinėję medžiagą brand partneriams skyrelį. Čia spaudinėjimo būdu reikia praeiti viską, kiekvieną nuorodą ir toj nuorodai atsidariusiam puslapyje kiekvieną nuorodą. Nes čia yra kompanija mums paruošė tiek daug resursų, kad mes galėtume juos naudoti. Pavyzdžiui, dalinimuisi į social media šio mėnesio akcija keliais formatais paruošta. Šio mėnesio skrajutės skyrelyje. Galite parsisiųsti kitų formatų mėnesio dalyjamąją medžiagą. Galite rasti logo Young Living'o jūsų nepriklausomo brand partnerio. Čia yra tos sutartys, kurias pasirašėte neskaitę, kai registravot savo paskyrą. Tad kaip vaikai mokosi spaudinėjimo būdu, taip ir jūs išspaudinėkite viską, kas yra skyriuje medžiaga brand partneriams ir EL Central. Taip pat užeikite į skyrelį Help 5 ir pasižiūrėkite, kaip jums sekasi kiekvieną mėnesį surinkti 5 taškus ir gauti papildomą dovanėlę. Mes tikiuosi sąlygas Help 5 akcijos prisimenat. 1 taškas už naują narį su 100 PV užsakymu, 1 taškas už registraciją į lojalumo programą su bent 50 PV užsakymu, 1 taškas už reaktyvuotą narį su 100 užsakymu. Ir 1 taškas už po 6 mėnesių sugrįžusi į lojalumo programą su bent 50 PV užsakymu. Tai galima užregistravus 3 naujus žmonės, jeigu bent 2 iš jų ateina į lojalumo programą ir visi buvo su 100 PV užsakymu, turėti tuos 5 taškus ir papildomą dovaną. Tad jūsų užduotis yra
išspaudinėti visus mygtukus. Nebūtina super ten daug laiko paskirti, bet sukataloguokit mintyse, kokių čia yra resursų, viską peržiūrėję. Tada einame į skyrelį medžiaga brand partneriams registracijos nuorodos. Nuorodos generatoriaus aš nebenaudoju, nes jinai tiesiog sukuria nuorodą sukurti paskyrą su jau automatiškai įvedamais ID numeriais. Geriau iš karto siųsti nuorodą į sudėtą krepšelį. Ir štai pas mane yra prikurta čia tų krepšelių labai daug. Ir noriu jūs pakviesti kartu sukurti nuorodą. Tarkim, galbūt yra mėnesio paskutinė diena, yra super puper akcija, o jūs išvažiuojate, tarkim, nežinau, nedaug dievė, bet visko būna, ar ne, ir į ligoninę tenka važiuoti, ir pas artimą žmogų, ir į laidotuves, ir gimdyti tenka išvažiuoti, ir jūs super puper akciją praleidžiate ne prie darbo, bet norėtumėte, kad kažkas dirbtų už jūs. Tai gal iš anksto, kelias dienas prieš pasiruošėt ir nustatėt suplanuotą postą ar video į social mediją. Ar naujienlaiškį kažkokį paruošėt ir nustatėt, netgi Gmail'e galima nustatyti, vėliau išsiųsti laišką. Kad tą dieną, kai jūsų nebūtų, vis tiek kažkas dar judėtų. Ir jūs norite duoti nuorodą žmonėms, patiems įsigyti startinį rinkinį, bet būti užtikrintiems, kad tie žmonės pateks į jūsų komandą. Tai mes dabar einame į registracijos nuorodas ir sukursime nuorodą kartu. Ką mums reikia padaryti? Beje, sakiau, kad galima pasižiūrėti, kiek žmonių nusiperka gavę nuorodą be asmeninio palydėjimo. Štai šitą nuorodą aš buvau pasidalinusis, buvo akcija su Adobe Mist garintuvu viešai. Pridėjau prie vieno savo posto. Žiūrėkit, 108 žmonės, jei jums aiškiai matosi, atidarė tą nuorodą. 2 žmonės pradėjo kelionę link užsakymo užbaigimo. Ir nėra nei vieno, kuris užbaigė užsakymą, būtų žalias. Čia buvo 3 kartus bandė, beje, ta pati moteris. Atsidarė, praėjo, pradėjo vesti, numetė, bet galiausiai iš 3 karto pabaigė užsakymą. Bet čia buvo jai individualiai asmeniškai pagal jau sutartus produktus sukurta nuoroda. O viešai pasidalintos nuorodos nėra taip, kad įmesiu nuorodą ir visi nusipirks. Ne. Reikia palydėti asmeniškai, nes dalis tų žmonių tiesiog atėjo pasižiūrėti kainą, apsižiūrėti, kas ten, kaip ten. Bet vis dėlto tai yra geras pasirinkimas, kai tikrai fiziškai neturi galimybės palydėti, nes tikrai lengviau pagal tokią nuorodą pasidaryti užsakymą, negu kad ją pačiam susikurti paskyrą ir tada įsidėti į krepšelį. Pavadiname nuorodą. Tarkim, pavadinkim, kas čia. Kiekviena nuoroda turi turėti pavadinimą be lietuviškų raidžių. Jeigu š uždėsiu, man jau rašo, kad negerai. Taip, galiu uždėti, kokius man reikia rėmėjo ir rekomendavusio asmens numerius, jeigu norėčiau rėmėją pakeisti ir kažkur giliau organizacijoje įrašyti žmogų. Taip, galiu tą žmogų tik tais didžiąją pavardės raidę nurodyti, o savo palikti pilną vardą pavardę. Kalbą nustatysiu lietuvių ir kuriu nuorodą. Dabar man reikės pasirinkti prekes. Ir ką, žinau, kad dabar yra akcija šitam rinkiniui su pelėdžiuku, pažymiu jį. Jeigu būtų poreikis pridėti dar V6 buteliuką dantų pastą, galiu tiesiog spausti įtraukti daugiau produktų, atidarys katalogą. Šitoj vietoj pasirinksiu, kokius noriu produktus, juos sudėsiu į krepšelį. Štai galiu, kur reikia įeiti dar iš kiber pirmadienio, tarkim, pridėsime, blum grožiui. Ir gal visą mėnesį kažkas nori, ar ne, 3 dėžučių blum. Ok, spaudžiu užbaigti pirkimą, neišsigaskit. Jau mačiau, kad pelėdžiukas dovanų bus pridėtas, jei atkreipia dėmesį, tada turiu pasirinkti, ar tai bus Essential Rewards ar paprastas užsakymas. Jeigu dėčiau nuorodą viešai į Facebooką ar naujienlaiškį, būtinai daryčiau vienkartinį užsakymą, apie lojalumą būtinai papasakočiau asmeniškai. Bet jeigu su žmogum asmeniškai viskas aptarta, sutarta, suderinta, bet tarkim planavau anksčiau ją užregistruoti,
gavosi, kad pas ją ten vaikas sirgo, darbiniai reikalai, nespėjo, neturėjo laiko, paskutinę mėnesio dieną aš pati išvažiuoju. Na, tuomet duočiau jau, jeigu sutarta, kad lojalumo, tai lojalumo nustatyčiau, jeigu ne, tai ne. Ir viskas, kuriu socialinio tinklo nuorodą. Jau dabar čia viską taip įdėmiai apgalvokit, ar gerai sustatėt, nes pakeisti jau nebus įmanoma, tik kurti naują nuorodą. Tai kai paspausiu sukurti, jau bus viskas baigta. Dabar kopijuoju į užrašinę ir siunčiu tą nuorodą, kam reikia. Ir galite pažiūrėti, kaip atrodo šita nuoroda. Taip, noriu į mūsų chatą ją įmesti, kad galėtumėte, jeigu nesat prisijungę prie savo paskyros, atsidaryti ir žvilgtelt, kaip tai turėtų atrodyti, kaip žmonės mato. Tada grįžtame prie mūsų skaidrių ir šuoliuojame toliau, laikas bėga. Tikiuosi, parašykite, kas naudojate ir kada jums geriausiai pasiteisina socialinė nuoroda iš lyderių. Ir galbūt galima apgalvoti, kada jinai kokie yra trūkumai. Tai žmogus yra nepalydimas, prarandam progą parodyti, o kaip kitą kartą reikės per virtualų ofisą susidėti krepšelį. Jeigu tai lojalumo užsakymas, o kaip reikės perdėlioti lojalumo krepšelį, žmogus nežinos. Neparodėm, kur pasižiūrėti mėnesio PV akciją. Tai yra praradom progą pabendrauti ir edukacijai. Man tai yra auksinis laikas. Kadangi aš dirbu online, aš žmonių dažnai iš anksto nepažįstu. Aš tiesiog gaunu žinutę, kad Lina, aš norėčiau to rinkinio. Nu ir gerai, ir mes tada, jeigu aš nusiųsiu nuorodą, aš niekada to žmogaus nepažinsiu. Net nebūsiu jos mačiusi. Nes tai nebūna po ilgo pokalbio ir įkalbinėjimo. Tai būna, kad žmonės kaip grybai iš po lietaus tiesiog man parašo, Lina, aš kažko noriu. Tada aš labai išnaudoju tą video skambučio laiką ir galimybę susipažinti, paklausinėti, papasakoti savo patirčių, atsakyti į klausimus, parodyti, ką svarbiausio žinoti. Tai tokius matau trūkumus, o privalumai tai, kad palengvina savarankišką užsakymą šitą įsudėtą krepšelį. Kai kurie žmonės nenori susiskambinti, jie nenori bendrauti, jie neplanuoja būti lojalume, jie tik nori šitos prekės. Tai tokiem vienkartiniam, kurie nori tik tais D vitamino buteliuko, nusiunčiu nuorodą. Jiems taip netgi komfortiškiau. Taip, šitą mes jau aptarėme, kad pasidaryti PP pagalbininką. Dabar aptarkime, taip, mūsų, čia man pabėgo. Aptarkime, ką mes galime sužinoti savo organizacijos skiltyje, kur surašyti visi mūsų žmonės. Mes turime filtrus ir galimybę filtruoti visą savo organizaciją. Kas tik pradedat ir turite tik keletą narių, tai ne problema jos apžiūrėti. Kieno užsakymas pakybo, kas kokio dydžio užsakymą darė, kas suplanavo. Yra čia eilutės beje gale, kur skaičius kiek mėnesių nėra užsakymo. Ten, kur žmonės nėra lojalume, būna tik taškelis. Tai jeigu palaikysite pelę ant to taškelio, jūs matysite 12 mėnesių pastarųjų užsakymų. Toks iššoks maža kortelė. Ir tada galėsit palyginti, ar sudėtas krepšelis yra praeito mėnesio ta pati suma, ar jau atnaujintas šį mėnesį. Bet dabar žiūrėkite, jūs galite filtruoti savo narius. Ir noriu jums duoti tokį biškį matematinę užduotį. Visų pirma, pasidarykite filtrą, pasižiūrėkit visas paskyras su ER, tai yra su lojalumo programa. Ir jums virš lentelės viršuje čia rodys bendrą skaičiuką. Ta skaičiuką įsivedam į kalkuliatorių. Tada tiesiog grįžtam ir nusistatom visos paskyros, spaudžiam, kad filtruoti ir pasižiūrim, koks skaičiukas. Kalkuliatoriai spaudžiam dalinti iš šito visų paskyrų skaičiaus ir tada dauginam iš 100. Ir dabar jūs žinote, koks procentas jūsų narių yra lojalumo programoje. Šitą skaičių reikia reguliariai sekti, žymėtis, lentelę vestis, kad žinotumėte, ar jūs efektyviai komunikuojate apie gyvenimo būdą. Ar jūs darote galvų medžioklę, ar jūs puoselėjate sodą. Nes jeigu jūs darote tik vienkartinius užsakymus ir jūsų lojalumo procentas mažas, jūsų verslas netvarus. Jeigu jūs kažkurį mėnesį dėmesį būsit priversti nukreipti kitur, žiūrėkit apyvarto, smigs žemyn. O jeigu jūsų didžioji dalis yra lojalume, reiškia gerai apmokinti, savarankiški nepriklausomi, didesnė tikimybė, kad jie dalinsis ir užregistruos naujus žmonės. Ir jūsų pajamos bus žymiai stabilesnės. O mes visą tai
vienas iš tikslų, kodėl rinktis tinklinės rinkodaros verslą, yra būtent finansinis stabilumas ir saugumas. Kad bet kuriuo atveju, ar jūs tą mėnesį gali dirbti ar nelabai, vis tiek gaunat komisinių čekį. Taigi susiskaičiuosit savo lojalumo procentą ir pasidalinsit Kunzėja Start 3 pamokėlėje. Ką mes dar galime išsifiltruoti? Galima pasižiūrėti, kai jau yra didesnė organizacija, o kurie čia žmonės mano asmeniškai užregistruoti. Tai tiesiog pasirenkame nauji nariai, išplėsti, kad būtų bent rodytų. Čia aš norėjau pažiūrėti, kiek šį mėnesį asmeniškai užregistravau. Ar jau turiu Help 5 taškus surinkusi ar ne. Nes mano atmintis trumpa, kartais tiek visko vyksta, kad aš jau nebeprisimenu, nebesuvedu galų. Tai iš visų naujų narių pasidarau išplėstinį filtrą ir pridedu papildomą filtravimą, asmeniškai rekomendavo, nario identifikacinis numeris ir įvedu savo numerį. Spaudžiu panaudoti ir man parodys tik tuos žmonės, kurie yra šį mėnesį, lapkritį, naujai užregistruoti mano, kaip rekomendavusio asmens. Kas yra, galim pasižiūrėti ir praeitą mėnesį, ką aš asmeniškai registravau, ir užpraeitą, susivesti statistiką, kaip man sekasi šiais metais, kiek kiekvieną mėnesį turėjau registracijų pati padariusi. Bet taip pat galima pasižiūrėti, kiek jūsų partnerė turėjo asmeninių registracijų kiekvieną mėnesį. Ką mes dar galim pasižiūrėti? Galima čia dėti ne nauji nariai šitoj vietoj, o visi nariai. Ir tada žinosite iš visos savo organizacijos, kiek jūs asmeniškai ir kurios užregistravote. Galima paskui dar pagal registracijos datą jos išrikiuoti. Tai labai daug įdomių būdų įvairiais pjūviais peržiūrėti savo organizaciją. Ir tai yra ne apie skaičius, o apie žmonės, tam, kad galėtumėte pasižiūrėti, kam galbūt reikia jūsų dėmesio, jūsų pagalbos, nes žmonės pamirš, ką sakėte, pamirš, ką darėte, bet niekada nepamirš, kaip privertėte juos jaustis. Ir mūsų verslas yra santykių verslas. Tad pažiūrėkime, kam gali reikėti jūsų daugiau dėmesio. Pavyzdžiui, galima pridėti papildomų filtrų ir smulkiau išsifiltruoti. Pavyzdžiui, imam visas paskyras, išplėstinį filtro variantą ir tada pridedam prognozuojamas užsakymo taškų kiekis mažiau negu 120. Asmeniškai rekomendavau aš pati ir tada tikrai, kad dalyvauja lojalumo programoje. Ir šitiems žmonėms, kurie nepasiima 120, tie, kurie daro ten 50, 70, galima nerašyti, bet tie, kas daro 90, 100, 115, galbūt nusiųskite šį mėnesį aprašymą produkto, kurį galėtų gauti dovanų, jeigu jų užsakymas būtų 120, ir galbūt dar papildoma rekomendacija kažkokio tai produkto, kuris jiems galėtų patikti ir praversti, kurį galėtų prisidėti į krepšelį su jūsų atsiliepimu, rekomendacija, kas jiems galėtų būti naudinga individualiai parinkta kiekvienam žmogui. Parodykite dėmesio ir padėkite jiems gauti daugiau dovanų. Kaip jums toks filtras? Naudingas atrodo? Ką dar galime sužinoti šitame filtre? Pavyzdžiui, patikrinkim, kas kelis mėnesius nedarė užsakymo. Žmonės, jeigu jų nesugaudysi pakankamai anksti, kai jie tik apleido, atsitraukė, vėliau jau juos sunkiau, kiekvieną mėnesį vis sunkiau susigrąžinti. Nebent bus kokia super akcija, tada proga yra pakalbinti ir žymiai seniau nebedarančius užsakymą. Bet čia yra galimybė imti visas paskyras, išplėstinėme filtre pasirinkti mėnesiai be užsakymų, pavyzdžiui, daugiau negu 3 mėnesiai. Ir ką asmeniškai pačios registravom? Pirmiausiai juos susitelkiam. Ir tada galima ką padaryti? Sukuriam žinutę, pamačiau kažkokį straipsnį receptą, pagalvoju apie tave ir nusiunčiam kažkokį vertingą, įdomų, smagų resursą. Gal produkto aprašymą, gal receptą apie problemas, kurias esam užsirašę, kad jie turi. Tarkim, žinom, kad turi tam tikrą sveikatos iššūkį. Specialiai atsiverčiam knygas, paguglinam mokslinius tyrimų, duomenų bazės, pereinam, randam kažką naudingo, įkvepiančio tam žmogui ir pagalvojau apie tave ir nusiųskit. Pasinaudosit šio patarimo? Ne, jeigu kažkur apyvartos trūksta kažkurai šakoj, mėnesio paskutinę savaitę, ar ne,
praeinam kas kelis mėnesius nedarė užsakymo ir jiems paieškom, ypač tas suveiks gerai, jeigu vedat užrašus apie žmonės. Užrašinėje sudėtinga tą daryti, bet aš naudoju kompiuterinės sistemas, užsirašyti kontaktus visų savo narių ir taip pat kažkokias pastabas, apie ką kalbėjom, kas jiems aktualu. Dabar galime susirasti visos paskyros, išplėstinis filtras, raskite filtravimo pasiūlymą rango pakeitimas. Tada renkamės, kad yra rango pasikeitimas ir galite žiūrėti visi pasikeitimai, tai yra kas, kieno pakilo, nukrito rangas, taip pat galite pasižiūrėti, kas pakilo rangę pirmą kartą pasiekė. Tai pas tuos, kas turi jau didesnės organizacijas, jau visų žmonių asmeniškai nepažįsti, bet vis tiek smagu pasidžiaugti už visus, palaiminimą visiems nusiųsti, šviesą ir meilę. Pasižiūri, kas kyla, kas krenta ir kas pirmą kartą pasiekia naują rangą, tuos galbūt tikriausiai norėsite pasveikinti. Tai pasitikrinkite šitą mėnesio paskutinėmis dienomis, paskutinę mėnesio dieną arba mėnesio pirmą dieną už praėjusį mėnesį. Čia kamputėje dabar nebesimato, bet yra tas mėnesio pasirinkimas. Tada sveikiname ir švenčiame, o galbūt kažkam reikia pagalbos, nes žemyn nusirito. Toliau mes turime kiekvienais metais akcijas, leidžiančias užsidirbti keliones. Čia daug kas, Živilė, žinau, kad į visas keliones važiuoja. Kažkokių tavo paslapčių labai įdomu būtų išgirsti, kaip visada kelionės užsidirbi, bet kaip atsijoti specifinius taškus, kur tikslingiausia auginti. Nes pas mūsų taškai labai dažnai duodami už tai, kad mūsų asmeniškai rekomenduoti nariai pasiekia naujas kvalifikacijas. Tai kaip juos rasti? Žiūrėkit, kaip dėliojame filtrą. Galbūt norime auginti, tarkim, savo mamos ar vyro šaką. Pirmiausia, norim atskiruose šakose pasižiūrėti. Ar ne, tai nurodom organizacijoje, kurio nario numeris. Čia aš savo vyro šaką atsidariau. Asmeniškai rekomendavo, tada žiūriu, ką aš asmeniškai rekomendavau, arba jeigu kelionė siekiu vyro paskyroje, tai tada vyro čia ID įvešiu, kad žinočiau, kurie žmonės. Toliau, neauginsiu žmonių, kurie net nėra lojalumo programai. Tai čia būtinas dalykas, pasitikrinu, kad jie tikrai dalyvauja lojalumo programoje. Ir dabar žiūriu, ar tenais turiu žmonių, kurių apyvarta jų ir taip yra arti naujos kvalifikacijos. Tada atsidariau jų vardą, pasižiūriu jų, koks yra aukščiausias pasiektas rangas bus nurodyta, nes galbūt jie yra arti Senior Star, bet jie jau praeitais metais arba prieš kelis mėnesius buvo Senior Star ir dabar tik iki Star nukrito. Tai žodžiu, bet tai yra toksai galimybė greitai didesnėje organizacijoje susirasti taškus augimui, kur dėlioti strategiškai žmonės, nurodant, kai registruoji naują narį save kaip enroller, o kaip rėmėja, va šitą žmogų, kurį radai per šitą filtrą, kurioj nori padėti pasiekti kvalifikacijos, kad gauti savo taškus kelionėms. Jeigu turit klausimų, jūs rašykit, įsijunkit mikrofonus, sakykit žodžiu. Aš gana greitai bėgu, nes daug visokios informacijos norėjau pasidalinti, o laikas pas mus jau užsitempė. Bet jeigu kažko nesuprasit, tai visa prasmė bus prarasta. Vis tiek įsiterpkit ir paklauskit, gerai? Tai dabar viską, kur aš kokias užduotis daviau, tiesiog sukėliau dar kartą, pakartojau į vieną vietą. Jūs peržiūrėkit, kokią gavot savaitį didelę užduotį, 6 užduotis. Kol aš pažiūrėsiu, ar kas nors man klausimų parašė. Tai naudingas, labai įdomu, geriam į save, gerai. Jeigu turit klausimų, rašykit arba įsijunkit mikrofoną. Tai jūs pasitikrinsit savo kvalifikacijos lygio reikalavimus, galit partnerių lygio reikalavimus pažiūrėti, nusistatysit PV pagalbininką. Taip, Gintarė, įsijunk mikrofoną ir kalbėk. Sveika, Lina. Aš norėjau paklausti, gal dar galėtumėm sugrįžti prie tų nuorodų. Man ten buvo ne visiškai aišku momentas, kur yra tos asmenintos nuorodos. Jo, ir tu rodai, kad matai, kaip žmonės, kurie nuėjo, bet čia, kai yra asmeninta ir tu ją daliniesi social
socialiniuose tinkluose. Tai man čia truputėlį painiojasi ta, kur yra nuorodos generatorius, kur tiesiog turi nuorodą pagal nuorodos generatorių ir registracijos nuorodą. Čia arba kažką praleidau, bet jeigu dar galėtum patikslinti, būčiau labai dėkinga. Skirtumas. Nuorodos generatorius duoda nuorodą tiesiog susikurti nario paskyrą. Ir vienintelis, kas ten yra užpildyta, tai ID numerį tavo. Žmogus susikuria paskyrą, atsiduria virtualiam ofise ir tada pats turi jame susiorientuoti, nueiti į vienkartinį ar lojalumo užsakymą, susidėti krepšelį ir padaryti užsakymą. Tai yra ilgesnė kelionė. O jeigu mes padarome registracijos nuorodą, angliškai kartais jinai socialinė nuoroda vadinasi, kartais keičiasi tie užrašai, bet kai žinosite esmę, ko ieško, tai net jeigu pavadinimai skirsis, vis tiek baksnosit pirštu, tol kol rasit būtent va šitą suasmenintą registracijos nuorodą, nes jinai veda į sudėtą krepšelį. Jūs patys pasirinkot, kokius produktus ten sudėti. Ir žmogus, kai atsidaro, aš įmečiau nuorodą, kad galėtumėt pasitikrinti, kas atsidaro. Galit tikslingai sukurkit nuorodą į va tą startinį rinkinį su akcija ir paskiau per kitą naršyklę, kur nesat prisijungę prie Young Living paskyros savo, atsidarykit ir pažiūrėkit, ką kiti žmonės matys. Bet ar teisingai suprantu, kad šitą suasmenintą registracijos nuorodą gali naudotis tik vienas žmogus? Ne, gali daugybė žmonių. Žiūrėkit, pas manęs tenais buvo nuoroda, kurią 103 žmonės peržiūrėjo. Tai man čia ir buvo klausimas, tai vadinasi, pavyzdžiui, jeigu, sakykime, tu nori padaryti Black Friday pasiūlymą, ne, su startiniu rinkiniu, tu viską jau sudedi tenai, užvadini, nežinau, Cyber Monday, Black Friday, whatever, ir tą kiekvienas žmogus paspaudę jau gali įsigyti pagal tą visą krepšelį. Taip, jisai gali išrinkti, ką nenori iš to krepšelio, palikti, ką nori ir įsigyti. Supratau, nes mane suklaidino tas suasmenintas, aš supratau, kad suasmenintą nuorodą gali tik vienas žmogus naudotis, o ne dauguma. Dauguma, jo. Čia yra nuoroda, kuri kiekvieną kartą atidarys krepšelį ir kiek nori žmonių gali pirkti tą pačią prekę, nes prekės tai ne viena buvo sandėlį. Ačiū. Tai labai toks patogus įrankis, tikrai patogus, veikia sėkmingai, sakyčiau. Aš jį naudoju tik tada, kai pati negaliu palydėti žmogaus. Jeigu galiu, visada renkuosi asmeninį palydėjimą.